Na ką, labas, sveiki atvykę į mano kalėdinį vlogmas. Tai yra pirmasis, kurį pamatysit sekmadienį, bet nusprendžiau, kad pirmasis turėtų būti šiek tiek ilgesnis, kadangi išpuolė savaitgalis, tai galvoju nufilmuosiu kelias dienas. Tai va, šeštadienis šiandien, tai filmuosiu šiandien ir rytoj ryte ir apie pietus, ko gero, jau įkelsiu šį video. Tai nežinau, koks jisai tas mano vlogmas gausis, nes darau jį pirmą kartą ir aišku, tos darbo dienos gaunasi nuo 8 iki 5 darbas, tai tuo laiku paprastom dienom nieko negalėsiu taip normaliai nufilmuoti. Tai liūdniausias dalykas viso vlogmo metu, kad beveik visi vlogmai bus tokioje tamsoje, tai nebent savaitgaliais. Savaitgalį ateis ir tada turėsim šiek tiek tokių šviesesnių kadrų, bet tikiuosi, kad suprasi, tikiuosi, kad jums patiks ir tikiuosi, kad pati pasimėgausi visų šitų procesų ir ant pat kalėdų nebūsiu pavargusi. Nes aišku, reikės editinti kiekvieną vakarą ir nufilmuoti, ir sueditinti, ir tada dar išsimiegoti ir būti pasiruošusi ir energinga į darbą kitą dieną. Tai kadangi šeštadienis, išėjau truputėlį po parduotuvės, galvoju apsišopinsiu kalėdoms, kažką papuošimams, tačiau tikrai išsirinkau labai blogą laiką, kadangi juodieji penktadieniai visi šitie didieji, tiek žmonių, kad tiesiog neįmanoma prieiti eilėse. Ėjau į vieną parduotuvę, tai eilės buvo tokios, kad galvoju, ten turbūt reikėtų stovėti kokią valandą ar pusantros. Tai nusprendžiau tiesiog apsižiūrėti ir galvoju kažkuria kitą dieną, kai bus truputėlį atslūgusi šita pirkimo banga, reikės užeiti. Tai dabar tiesiog išsirinkau dar vieną parduotuvę, užeisiu, pažiūrėsiu, nes jo, žmonių milijonus. Ornamentų pasirinkimas kiekvienoj parduotuvėje labai didelis. Pažiūrėkit, kokie gražus. Bet plasmasiniai čia, tai nieko gero. O braškė. Čia jau stiklinis. Pažiūrėkit, kokios cute žvakės. O, kokia spalvota. Sniego audra. Dar tokie yra traukinukai. Čia iškart su lemputėm, kaip suprantu. Visokiausių lempučių. Ir kaspinėlių visų spalvų yra. Dar tokių. Tai. Žodžiu, galvojau tikrai taip, apsišopinsiu šiandien kalėdų dekoracijom, bet iš tikrųjų nieko labai daug neradau, kaip ir su rudens dekoracijom, lygiai tas pats ir su kalėdinėm. Čia jau reikėtų ko gero eiti labiau važiuoti į didesnį miestą, tai tokį kaip Eindhovenas ar kažkokį kitą, gal Utenas, nežinau. Buvau aš čia praeitą savaitę Eindhovene, esu truputėlį pafilmavus, ten yra gražių dalykų, ypač TK Max'e, tai įdedu va dabar būtent iš TK Max'o video, pasižiūrėkit, kokių gražybių tenai radau.
maniau, žmonių milijonas ir dar truputėlis. Užbėgau pirmiausia į Zarą, pasižiūrėjau, labai daug gražių suknelių yra šventiniam tom dienom, tai ar kalėdom, ar naujiem metam. Bet kadangi neįmanoma prieiti eilės pasimatuoti, tai galvoju, jeigu jau tikrai bus proga kažkur eiti per šventes, tai reikės užsisakyti suknelę turbūt internetu. Nu, žiūrėsiu. Pasižiūrėjau ir dydžius, viską, tai vieną labai gražią nusižiūrėjau. Tai jeigu bus proga, tai tikrai būtent tą suknelę užsisakysiu. Tai jeigu norėsiu kažką nusipirkti, tai galvoju, galbūt sekantį ateinantį savaitgalį reiks nuvažiuoti. O be to dar reikia gauti ir eglutę. Čia irgi galvos skausmas, nes kaip ją parsigabenti namo arba užsisakyti deliveriu, bet tada kažkas turi būti namuose. Žodžiu, reikalų kalėdoms yra. Va, kaip kalėdiška. Visai gražu. Čia ir daugiau yra. Pasižiūrėkit, kokios kompozicijos kalėdinės. Beje, čia atėjau į maisto prekių parduotuvę Albert Heijn. Pirmiausia, einu ieškoti krepšelio, nes ko gero dėl didelio žmonių kiekio krepšelių nėra. Nerasta. Nieko. Einu prie kasų, gal pas ten. Šiaip jau kosmosas kažkoks šitie didieji išpardavimai, nes tikrai, neįmanoma čia nei kažko nusipirkti, nei kažką pasižiūrėti. Per daug žmonių. Gavau vieną.
gerai, nebuvo taip ir blogai. Nebuvo tiek žmonių, kiek galvojau. Nors kodėl nėra ten krepšelių, tai mistika. Keliauju namo, oras toks vėsus, žiemiškas labai, bet labai giedra ir kaip mato dangus toks mėlynas. Tik gaila, kad saulė dėja jau leidžiasi. Va šitas dalykas žiemos metu turbūt yra pats liūdniausias aspektas. Kad temsta labai anksti ir to šviesos turime taip mažai. Praktiškai visą tą laiką, kada šviesu, praleidžiame darbe. Savaitgalį per greitai praeina ir tada žiemojam kaip meškiukai. Gaila, nieko nepadarysi. Taip veikia pasaulis. Matau DHL autobusiuką. Ar tik nebus man parejusi siunta? Spėkit, ko laukiu. Ar tik ne advento kalendoriaus? Spėsiu pareiti namo, man atrodo. Ir tuomet turėtų man atnešti siuntą. Na, bent jau pagal e-mailą, kurį gavau, turėčiau gauti siuntą šiandien. Tai einu namo ir laukiu. Na ką. Grįžau iš parduotuvės, nieko daug aš ten nenusipirkau maisto parduotuvėje, tiesiog tai, ko reikėjo. Kiaušinių. Vakar pamačiau Starbucks kavą, bet čia, kaip suprantu, yra kalėdinis edition, kalėdinis leidimas. Ir čia yra balto šokolado moka. Tai žiauriai noriu paragauti. Esu jau šiais metais ragavusi Starbucks kalėdinio leidimo kapučino. Pabandom. Skanesnė negu kapučino. Tikrai užskaitom. Labai skani. Taip, tada 2 bandelės su šokoladu. Imbierinio limonado. Mėgstu kartais. Grietinės. Jų pas mus atrodo taip. Agurkas. Grietinėlė. Bet čia grietinėlė, kai gaminu kokią nors mėsą. Pavyzdžiui, vištieną. Šiaip jinai yra skirta į sriubas. Bet aš ją naudoju, kai kepu mėsytę kokią nors, nes tada mėsa tampa tokia labai minkštutė ir sultinga. Tai šitos grietinėlės aš šaldytuve turiu visada. Iš nesąmonyčių. Paskutiniu metu, kai noriu kažko nesąmoningo pavalgyti, tai visą noriu traškučių. Kažkodėl. Kažkas sveiko. Briuselio kopūsčiukai. Vėl kažkas nesveiko. Spurgos. Labai įdomios. Radau čia ne per seniausiai toj parduotuviai. Ir dabar karts nuo karto vis nusiperku. Tokios šiek tiek įdomesnės nei paprastos spurgos, nes jos yra tokios sluoksniuotos tešlos spurgos. Tai skonis kaip ir spurgų, bet tekstūra kaip sluoksniuotos bandelės. Tai labai skanios ir labai įdomios. Pomidoriukai, grietinėliai kava, avokadas. Labiausiai, ko norėjau iš parduotuvės, tai karšto šokolado. Nes žinoma, karšto šokolado sezonas, žiema, šalta, norėsis kažko skaniai atsigerti ir turbūt kava ir arbata vien tik tais nebetenkins, tai karšto šokolado. Ir šį kartą įsirinkau pakeliais, 8 puodeliams. Nežinau, nesu bandžiusi šitos firmos, bet pabandysim. Ir žinoma, į karštą šokoladą būtinai zefiriukai. Nebuvo mini zefyrų, buvo tokie milžiniški, tai pasiėmiau tokių ilgesnių, tai aš juos tiesiog supjausiusiu, suplėšiusiu arba sukarpysiu į mažesnius. Dar vienas dalykas, kurį pamačiau ir galvoju, reikia pasiimti, nes labai senai valgiau. Tai yra proteino šokoladukas. Žinokit, aš juos radau gyvendama Amerikoje ir čia yra patys skaniausi proteininiai šokoladukai ever. Ir būtent mano mėgstamiausias visada buvo balto šokolado su makadamijos riešutais. Tai jeigu kur nors pamatytumėt, kadangi jie yra importuoti į Europą, tai aišku bus brangesni, bet tiesiog paragavimui, pabandymui, jeigu sportuojat, jeigu mėgstat proteininius šokoladukus, tai žinokit, kad tikrai labai skanus iš Clif. Jie turi labai daug skonių. Mano asmeniškai mėgstamiausias yra būtent šis. Esu ragavus labai daug skirtingų skonių, bet visada likdavau prie šito. Tai va,
tiek. Atėjo deliveris ir skambina į duris. Varom pasiimti advento kalendoriaus. Na ką, atkeliavo mano siuntelės. Kai ką vakar dar užsisakiau iš Media Markt, kadangi juodasis penktadienis, tai galvojau, jau senai man reikėjo kolonėlės nedidelės, kur telpa į kišenę, nes maniškė jau labai pradėjo strigti ir išsijunginėti pastoviai, tai spėju, kad jau jai yra kaput. Ir buvo labai geras dylas. Tai nusprendžiau pasiimti vietoj, man atrodo, 70 eurų, man atrodo, kainavo 19. Tai pagalvojau, kodėlgi ne. Nice. Ir labai geros firmos. Oho, kokia didelė. Iš nuotraukos galvojau, kad bus perpus mažesnė. Va, pagal ranką grinai. Grinai mano rankos dydžio. Delno dydžio. Sakyčiau, šiek tiek per didelė, nes aš savąją vežiojuosi kišeniai. Nes aišku, kai važiuoju į darbą, klausytis muzikos yra 100 kartų smagiau. Tai labai faina, džiaugiuosi, tikiuosi veiks puikiai. Žinau, kad firma yra gera, nes mano ausinukai yra šios firmos. Pasižiūrėsiu, bet aš manau, kad jinai yra tokia plonytė, jinai turėtų būti ta kolonėlė. Nu va. Jo, visai jinai tokia va. Kokia minkšta. Šiaip sunkoka. Nežinau, žiūrėsim, turėtų būti gerai, bet tikrai pagal kainą, kokia buvo ir už kokią gavau, nesiskundžiu. O sekantis, laukiamiausias dalykas buvo advento kalendorius. Kadangi tai yra mano pirmasis advento kalendorius, neskaitant tų, kuriuos turėjau vaikystėje su šokoladukais ir saldainiais viduje, tai galvojau, koks tas pirmasis mano advento kalendorius galėtų būti, kokio aš jo norėčiau. Tai nusprendžiau, kad tikrai nenoriu kažkokio ten labai kosmetikos advento kalendorius, o jų yra daugiausia, kas labai gaila. Tai rinkausi tarp 3. Vienas buvo iš Rituals, tai ten visokie kremukai, dušažėlės ir panašiai. Tai dalykai, kuriuos vis tiek naudoju kiekvieną dieną. Ir be to man labai patinka Rituals parduotuvė, nes labai skanus kvapai. Dar vienas kalendorius, apie kurį galvojau, tai buvo iš L'Occitane. Kadangi jie turi labai daug geros produkcijos, kas susijęs su rankų ir kūno ir veido kremais įvairiausiais. Ir labai skaniai kvepiantys tie produktai yra, tai galvoju ir apie tą advento kalendorių. Tačiau nugalėtojas yra dar ir mėginukų visokių idėjų, kas labai faina. Retinolio serumas. Va toks mėginukas ir taip pat makiažo pagrindas iš Lancome. Pasižiūrėkime į nugalėtoją. Vau! Pasižiūrėkit. Kokio gražumo dėžutė. Taigi nugalėtojas yra Neo Nail. Tai turbūt iš pavadinimo suprantate, kad tai yra advento kalendorius susijęs su nagučiais. Kadangi aš visuomet darausi savo nagus pati, darausi juos geliu. Ir aš visada ieškau spalvų, visada jas perku, nes noriu turėti kuo didesnę gamą spalvų gelinių. Tai aišku, jie ir pasibaigė, ir atsibosta tos pačios spalvos. Tai šiame kalendoriuje tikrai bus, mačiau, 11 spalvų. Tikiuosi, jos bus geros ir bus panaudojamos. Ir kad bus tokios ryškios ir kad nereikės tepti po kokius 3 sluoksnius, kad ta spalva gautųsi tokia ryški ir sodri. Pats kalendorius jau tikrai mane labai džiugina, nes atrodo puikiai. Žinau, kad turėtų būti ne tik tai nagų spalvos, bet ir kažkas kaip rankų kremas, kažkoks mini tušas, bus kažkas, ką tikrai panaudosiu. Ir žinoma, tai pamatysite jau labai netrukus šiame vlogme.
Atidarysiu pirmąjį langiuką rytoj iš ryto, nes rytoj yra sekmadienis, tai už keletos kadrų. Tikrai nenusivyliau, dėžė tokia įspūdinga. Nagi. Na va. O Dieve, kaip gražu. Kaip įspūdingai atrodo. Eina sau. Vau. O čia tai kalendorius. Tikrai tikiuosi, jo produktai viduje nenuvils. Ir tarp kitko, už šitą kalendorių sumokėjau apie 58 eurus. Tai sakyčiau, toks vidutinio brangumo advento kalendorius. Bet kadangi mano pirmasis, tai nusprendžiau per šias kalėdas save pasilepinti. Ir žiūriu, kad dar ne viskas. Dar gavau dovanų, pasirodo, apsauginį veido. Būtent veido kremą nuo saulės. SPF 50+. Žiauriai gerai. Naudokite apsauginį kremą tiek veidui, tiek kūnui, nes labai svarbu. Būtinai. Kiekvieną dieną. Ir nesvarbu, kokiuo metų laiku. Ar žiemą, ar vasarą. Visada. Labas iš sekmadienio. Šiandieną pirmoji diena, kada atidarysime pirmąją advento kalendoriaus dėžutę. Žiauriai džiaugiuosi, nekantrauju, tačiau pirmiausia galvoju reikėtų pasidaryti karšto šokolado. Ir vakar pamiršau jums parodyti, kokį gražų puodelį būtent kakavai nusipirkau. Pažiūrėkit, koks cute, ar ne? Manau, kad karštas šokoladas iš šito puodelio bus daug skanesnis. Va, kaip ir sakiau, ta spurga tokia kaip sluoksniuotos tešlos. Na ką, pagaliau ta lauktoji mano akimirka, mano pirmojo advento kalendoriaus pirmasis langelis. Tai kaip suprantu, čia reikia pasukti, kad jis išsitrauktų. Pasižiūrėkime, kas viduje. Labai įdomu. Spalva iš karto matau. Va toks. Nežinau, tikiuosi sufokusuoja. Ir kasgi per spalva? Ai, ne spalva, čia yra bazinis gelis. O, su tokiu blizgučiu lengvu. Koks gražus. Reikės pabandyti, nors aš bazę turiu, bet man patinka pabandyti naujus dalykus, tai ir jeigu dalykai geri, kodėlgi ne? Taigi pirmasis daiktas iš mano advento kalendorius, kurį tikrai pabandysiu. Ir dabar galvoju, galbūt reikia tas tuščias dėžutes įdėti atgal, nes tada kalendorius atrodys toks pilnesnis ir gražesnis, nes kitu atveju 24 diena liks viena ant pačio galo ir atrodys ganėtinai liūdnai. Manau, reikėtų uždaryti iki rytojaus. Galvoju, kaip geriau daryti, ar atidarinėti ryte, nes šiaip labai anksti keliuosi, ruošiuosi darbą, tai nežinau, kaip čia bus. Bet kitu atveju gaunasi, jog tiek ryte tamsu, tiek po pietų. Tai žiūrėsiu pagal situaciją. O dabar laikas mano kakavai, kuri kvepia labai įspūdingai. Zefiriukai labai išsilydę, labai skanu. Ir mano ypatingai spurgytį. Tai čia ir užbaigiu savo pirmąjį vlogmas. Tikiuosi, kad patiko. Būkit geri ir geros, pakomentuokit.
ką manot, ką norėtumėt dar pamatyti per visus vlogmus, nes tikrai idėjų reikės. Bus tokių dienų turbūt, kada nesinorės filmuoti, tačiau vis tiek pasistengsiu tai padaryti. Tai duokit idėjų, pasakykit, kas jums labiausiai patinka, kas nepatinka ir tikrai pasistengsiu į tai atsižvelgti. O dabar iki rytojaus bučiuoju Ru.